Taigi, sveiki atvykę naują anglų kalbos kursą Edukus pamoką, su jumis mokytojas Edgaras. Šiandien turim svarbią temą, tai yra 16 būtinų anglų kalbos kalbėjimo frazių. Kažkaip buvau pagalvojęs, kad dar nebuvau tokios pamokos padaręs, kad tiesiog paimti tas pačias svarbiausias frazės, kur tiesiog be jų visiškai neįsisuksit didžioji dalis situacijų, kurios gali išlysti jums, ar tai kelioniai, galų galia tiesiog sutikus žmogų, kuris kalba anglų kalbą ar ne, tiesiog susipažinkim su tom pagrindiniam frazėm, kurios yra super reikalingos. Bet jeigu norit daugiau frazių, aš turiu dar tokią platesnę frazių audio ir PDF knygelę, kurią galite parsisiųsti, tai rasite ją aprašyme arba pačiam pirmam komentare. Tiesiog paspauskit, parsisiųskit, tai mano dovana jums. Tada ką, iškart kimam prie tų frazių ir žiūrim į jas, ar ne? Tai pirmoji frazė, kur aš sakyčiau, tiesiog pati tokia svarbiausia, yra tiesiog hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Tiesiog labas, smagu su tavim susitikti, susipažinti, ar ne, iš esmės, čia pirmą kartą susitikę, sako, galima hello sakyti, jeigu tai yra tokia labiau, galbūt tokia labiau oficialesnė aplinka, negu labai neoficialiai, ar ne, hi, galbūt sakom kažkam taip, labai neoficialiai, galbūt vyresniam žmogui daug už jūs galbūt taip nepasakytumėt, bet irgi čia ne pasaulio pabaiga, tikrai galim tai pasakyti. Čia, manau, frazė, kurią tikrai žinot. Toliau pasižiūrėsim, kiek dar iš tų frazių, kurios, mano manymu, tikrai labai reikalingos, kiek dar tų frazių žinot papildomų, ar ne? Pavyzdžiui, kaip paklausti žmogaus, iš kur tu esi? Ar ne, iš kur tu esi? Jūs klausit, where are you from? Where are you from? O kaip pasakyti, kad aš esu iš ten ir ten? I am from Klaipėda, sakot, right? I am from Klaipėda. Aš esu iš Klaipėdos, kaip pavyzdys, ar ne? I am from Klaipėda. Where are you from? Kai klausit žmogaus, iš kur jis yra, ar ne? Arba jie, visiškai nesvarbu. O kaip paklausit dabar žmogaus, ko tu dirbi? Tiesiog ką veiki gyvenime, kuom užsiemi? Koks tai būtų klausimas? Ko mes klausim mano kalboje? Tai būtų what do you do? What do you do? Mes kaip ir pažodžiu klausiam, ką tu darai, bet kadangi mes klausiam ne what are you doing, tai reikštų, ką tu darai, pavyzdžiui, šiuo momentu. Matom, žmogus, nežinau, galvą į sieną daužo, tai klausit, what are you doing, ką tu darai. Bet jeigu mes klausiam per rutinišką laiką, what do you do, mes iš esmės klausiam, ką tu veiki gyvenime. Nes jeigu aš rutiniškai klausiu, ką tu darai, tai rutiniškas darimas mūsų gyvenime yra mūsų darbas, mūsų profesija. Dažniausiai, ir net dėl to mes tokiu būdu ir klausiam, what do you do? What do you do? Einam prie 4. Kaip paprašyti žmogaus, kad tiesiog pakartotų kažką tai? Tiesiog nesupratot, norit, kad pakartotų. Kaip to paklausti? Kaip to paprašyti? Can you repeat that? Ir aišku, auksinė frazė, anglų kalboje, galim pridėti please. Galim dėti tą please, galim nedėti. Aš gal sakyčiau, gal reikia nepersistengti su jo dažniausiai. Tiesiog, can you repeat that? Arba I'm sorry, can you repeat that? Atsiprašau, gal galit pakartoti. Galima I am sorry į priekį uždėti, ar ne? Gal netgi labiau, tiesiog kaip, atsiprašau, neišgirdau, gal galit pakartoti. Can you repeat that, please? Atsiprašau, aš nesuprantu. Galim pasakyti ir nesupratau, bet nesuprantu irgi užtenka, nes tiesiog jūs turite omeny, kad aš nesuprantu, kas buvo pasakyta dabar, vis dar nesuprantu, ar ne? Tai sorry, I don't understand, arba I didn't understand, jeigu jau būtinai norit per praeitį sakyti, kas šiaip nebūtina šitoj situacijai yra, I don't understand vis dar galioja dėl to, kad jūs ir tą momentą nesuprantat kažko, ką žmogus jums pasakė, ar ne? Sorry, I don't understand. Sorry, I don't understand. Arba I didn't understand. Sorry, I don't understand. Taip, ką mes turim toliau? Ką turit omeny? Žmogaus paklausti. Čia vėlgi toks papildomas būdas paprašyti, kad pakartotų, galbūt daugiau papildomos informacijos suteiktų, paaiškintų, ką norėjo pasakyti, ką turėjo omeny. Tai what do you mean? What do you mean? Čia galim netgi, kartais what do you mean naudojimas netgi yra, kai tiesiog kažką pasako, jūs nors ir supratot, bet negalit patikėti to, kas sakoma, ar ne, kaip suprasti, ar ne, ką tu turi omeny. What do you mean? What do you mean? What do you mean? To mean reiškia turėti omeny arba reikšti. Tai jūs realiai klausėt, ką tu reiški, ar ne, what do you mean? What do you mean? Tai dabar aš manau, arba mano nuomonė,
Tai būtų I think, ar ne? I think, arba in my opinion. In my opinion. Tai jūs realiai sakot mano nuomonėje. In my opinion. Ir tada tęsit. I think, tas ir tas. In my opinion, that's and that and that. Tiesiog toksai kaip įvadas į tą, ką toj pat norit pasakyti. I think, in my opinion. I think, arba in my opinion. Priklauso. Sakot. Priklauso nuo to ir to. It depends. Ir tada on dedam prielinksnį. Priklauso nuo, mes sakom, anglų kalbą sakom priklauso ant. It depends on my mood, mano nuotaikos ar ne. It depends on how much time I have, priklauso nuo to, kiek laiko turiu. Yra daug variantų, ką jūs galite pasakyti nuo, toliau nuo, kaip pasakyti, po it depends on. Čia jau daug ką galim pratesti. Tai irgi daugiau toks yra įvadas į kažką, ką jūs norit pasakyti. Okay? Dabar labai svarbu pasakyti, kad kažką tai ateityje darysite. I will, ir tada iškart darat veiksmažodį. I will go, I will try, I will dance, I will call, paskambinsiu. Ir bet kokiam kitam asmeniui irgi mes tiesiog keičiam nuo I į kitą asmenį. She will go, she will dance, she will try, she will call. Edgaras, gali bet koks vardas būti. Edgaras will try, will dance, will call, ar ne? You will try, will dance, will call. Visiškai nėra svarbu, mes tiesiog turim subjektą, kas atlieka veiksmą. Will, tada iš karto kitą veiksmą ir turim ateities laiką, ar ne? Tai labai labai svarbus būdas yra išsireikšti tiesiog ateitį tokiu būdu. Kaip paklausti žmogaus, ką tu šiandien veiksi? Yra keletas būdų, ne? Tai mes galim tą patį will panaudoti. What will you do today? Ne? Bet tai netgi nėra pats dažniausias būdas išsireikšti, nes mes galim going to formą panaudoti. Ir sakyti, what are you going to do today? Ne? Tai jūs supras, jeigu ir su will pasakysit, bet žinokit, kad tikrai gali jūsų paklausti su going to. Nes going to forma, kuri irgi yra kaip ir ateities paprastas laikas, bet ne labiau nurodo tokį, ką tu ruošies daryti, kokie tavo planai, čia klausit labiau, ar ne? Dėl to going to yra labiau įprasta naudoti šitoje vietoje, ypatingai šnekamoje kalboje, daugiau šansų, kad going to išlys negu will. Bet abu variantai tikrai tinkami ir galima juos panaudoti. Kaip paklausti, kiek kažkas tai kainuoja? Yra keletą būdų paklausti. Kaip paklausti, kiek kainuoja šitas, pavyzdžiui, įrodo tai kažką tai. Kiek kainuoja šitas? Jam turgui vaikštat, užsienį. How much does this cost? Ar ne, galim klausti, how much does this cost? Arba galima netgi dar paprašiau paklausti, how much is it? How much is that? Jeigu kažkas toliau. How much is this? Jeigu pirštų į kažką arti rodot, ar ne? Tai visi šitie variantai yra tinkami. How much does it? Irgi gali būti that, this, ir it, visi jie tinka, ne? Visi trys variantai tinka. Sakyčiau, gal netgi šitas, netgi paprastesnis yra, ne? Tiesiog, kiek tai yra, jūs sakot. Tai automatiškai jau pradeda mums suprasti, kad kalba eina apie kainą, ne? Kiek tai yra, kiek tai kainuoja. Nors net žodis kaina čia kaip ir nefiguruoja niekur, nei kainavimas kaip veiksmažodis. Kaip užsisakyti kažką tai? Pavyzdžiui, sakot, prieina padavėjas, sakot, aš imsiu kavos. Ne? Yra keli būdai vėlgi, ne? Jūs galite sakyti, I will take coffee, ne? Arba tiesiog sakot, can I have a cup of coffee? Ar ten latte, arba tea, galit bet ką, tai nebūtinai su gėrimais, ar ne? Tai gali būti su maistu. I will have pancakes, ar ne? Aš valgysiu blynus, can I have pancakes? Ir taip toliau irgi blynus, ar galiu turėti blynus, jūs sakot, arba ar galiu gauti, ar galiu turėti, arba imsiu. Abu variantai irgi tinkami yra ir puikiai galim su jais susitvarkyti, tai tiesiog dabar tikrai žinosit, kaip užsisakyti restorane maistą, paprastu būdu. Super svarbus klausimas. Kur tualetas? Kaip paklausti, kur tualetas? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Nesakom toilet, tai pakankamai neįprasta. Aišku, jeigu kalbėsit ne toje šalyje, kur anglų kalba gimtoji, galite sakyti toilet, ar ne, tada jūs supras irgi tikrai, ką turite omeny. Bet toilet jis taip keistai skamba. Bathroom tai yra toks, skamba kaip vonios kambarys, ar ne, bet iš tikrųjų tai yra toks jau tarptautinis de facto žodis patapęs, kad tai yra tiesiog tualetas, ar ne, kur galima nueiti ir atlikti tuos visus gamtinius reikalus. Kaip paprašyti pagalbos?
kaip tiesiog paprašyti, ar galite man padėti. Can you help me? Ar ne? Can you help me? Galite sakyti priekyje, excuse me. Ar ne? Excuse me. Can you help me? Please galite uždėti. Bet kartais, kai reikia pagalbos, tiesiog norisi greitai jos paprašyti, ar ne? Tada gaunas, can you help me? Sakom ir tiek, ar ne? Can you help me? Ir lygiai taip pat galim paklausti, tiksliau pasakyti, kad man reikia kažko tai. Man reikia kažko tai. Tai būtų I need to, jeigu tai veiksmažodis, plus veiksmažodis, ar ne? Veiksmažodis, prašykim. Arba I need ir tada kažkokį daiktavardį dedam. Pavyzdžiui, I need a car. Man reikia mašinos. Ar ne? Bet pavyzdžiui, I need to find, man reikia rasti. I need to find a gas station. Pavyzdžiui, ne? Degalinė. I need to find a gas station. Arba I need gas. Man reikia degalų, ar ne? Okay. Tai I need to arba I need. I need to arba I need. Na ir pabaigai įėję parduotuvę, pavyzdžiui, galite kažko tai paklausti, tarkim, ar turite tai ir tai? Ne? Tarkim, ar turite vaistų kažkokių tai, ne? Do you have, nežinau, aspirin, ar ne, aspirino, ibuprofeno, ar ne, nuo galvos skausmo, ar bet kokių kitokių vaistų. Tiesiog do you have, ar jūs turite ir tiek. Ir tai aišku, nebūtinai vaistinai, bet kokioje parduotuviai. Galite tam pačiam restorane padavėjas paklausti, ar turite ten to ir to. Tiesiog do you have. Tiesiog tai yra įprastas klausimas, kaip ir lietuvių kalboje klausti, ar turit kažko tai. Taip ir anglų kalboje mes galim paklausti, ar turit kažko tai, ar ne? Tai tikrai galima tai padaryti. Tai va, mūsų tokios, sakyčiau, 16 pagrindinių frazių, kurias reikia mokėti anglų kalboje, kurios išgelbės jūs labai dideliam kiekį situacijų, kur tiesiog kažko paprasto reikės paklausti arba atsakyti. Okay? Tai kaip ir sakiau, jeigu norit daugiau frazių, aprašyme žemiau arba pirmam komentare tiesiog paspauskit nuorodą ir nemokamai gausit audio ir PDF knygelę. Ne tik PDF variantas bus, bet bus ir audio knygelė, kurią galite parsisiųsti. Tiesiog klausytis tas frazes, kad įsimintumėt ir naudotumėt. Ir jo, tikiuosi, kad tai padės, tikiuosi, kad tai bus naudinga. Ir ką, susimatom tada jau kitose ateities pamokose. Parašykit beje komentare, kiek iš šitų frazių žinojat, ar ne? Galbūt tai visiškai buvo kažkas naujo, arba, o gal visai nieko naujo, ar ne? Ir tiesiog reikia kitą pamoką padaryti man sudėtingesnės, tokias retesnės frazes, okay? Tai lauksiu jūsų atsakymų komentaruose. Iki.